Sveiki, draugai! Tai sveikinus šį kartą iš Aukštaitijos. Esu prie Žeimenos upės ir atvažiavau čia su tokiu tikslu pagaudyti vėžių, bet ne bet kokių invazinių ir ne bet kokių invazinių, o žymėtųjų. Tai jie pakankamai reti yra Lietuvoje, nedaug kur sutinkami, bet čia Žeimenos upė jų yra. Tai esu ne vienas, dviese su Gintu atvažiavom, tai bandysim 2 paras tuos vėžius kažkaip vilioti. Aišku, laikas nėra geriausias, kadangi šaltas vanduo pavasaris, bet manau, kad skirsim tam nemažai laiko ir mums pasiseks. Tai kaip mums seksis, kviečiu žiūrėti. Bet prieš tai paspauskit laiką. Be galo būsiu dėkingas naujais kontribui rėmėjais. Video prašymai yra nuoroda. Ačiū įmonei Traidenis, kuri padeda man keliauti. Ačiū įmonei Freediving, kuri remia stovyklavimo įrankiais. Ir ką, keliaujame nuotykius gamtoje. Vakar jau vėlai atvažiavom, nieko nebefilmavau, tokia stovyklavietė. Tai pasistačiau mašiną šalia, kad vėjas nepūstų į pavėsinę. Tai čia mes žinutės vakar gavom, čia visi turbūt gavo žinutės, kad vėjas labai stiprus. O ten yra toliau Žeimena, tai ten baisiai stiprus vėjas jautės. Atvažiavom vakar, tai net nestatėm palapinių. Kai stovyklaujat per stiprų vėją, atminti reikia vieną taisyklę. Kad apsižiūrėt, kad virš galvos nebūtų sausuolių medžių, nes bet kada gali nulūžti ir nukristi. Tai va, vakar sumetėm 6 bučius, tai dabar eisim patikrinti ir pažiūrėsim, gal kažką jau pagausim dabar. Nu šiaip nėra šilta visą rytą, sakyčiau. O čia stovyklavietė, tai pusė velnio, dar nėra daug tų šiukšlių čia. Galima dar gyventi pilnai. Jo, bet va, vėjas čia koks nerealus, jeigu stovyklaut. O vaizdas tai labai gražus į upę. Jo, čia skardžiai neblogi, bet mums vėžiauti nelabai tinkami tie skardžiai. Tai reiks ieškoti tų vietų. Nu va, atėjom patikrinti pirmųjų bučiukų, kur vakar užmetėm. Žiūrėsim, ko ten yra. Nu va, yra 2 vėžiai jėga. Tai bus vakarienė, žymėti. Vieno bučiuko nerandam, kažkur užmeti. O čia negali būti, čia nepagalys, ne. O ten negalėjai, kur smėlio daugiau. Survė gal nunešiu dar gerai, ieškom. Bandau aš šį kartą laimę. Opa. O, papa. Čia nieko nėra. Nu, šį kartą laimės nėra. Nu ką, gerai yra. 2 bučiukai, 3 vėžiai. Eisim tikrinti dabar į kitą vietą, dar 3 bučiukų. Yra, ne? O, vėgelė. Jo, vėgelė. Yra, tu tik netrauk, per viršų, žiūrėk gražiai. Vėgelytė, gražulytė. Šalta vandenė, žuvytė. Kadangi vėgelių apskritai su bučiukais negalim gaudyti. Ir šiaip mažytė, tai paleiskim ją. Jo, pirmą patę. Nepeš. Da, aš praplėsiu. O tai merga pikta. Iš 26 tik vienintelė. Nu jo, nugnybė man odą. Ką, dar vieną bandom. Bučiuką. Paparam-pam-pam. O, jie, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Va kiek. Juhu. Piršto dydžio vienas. Užmetam, žiūrėsim, kaip čia diena. Šiaip ir diena jie aktyvus. Va, buvo bausis. Bet jų geriau nevalgyti. Reikia nuvirinti kelis kartus, tai aš nevargsim, yra vėžių. Perėjom va į naują stovyklavietę. Tai dabar ką reikia, atsigert arbatos pasigaminti.
Tai reikia pasidirbti užuovėje, nes vėjas labai stiprus, kad nebūtų, čia nepustytų tą ugnį. Pasidariau užuovėje, kad galėčiau laužą susikurti. Einu ieškoti beržų. Šiaip misija neįmanoma, čia turbūt pušinusi, bet matau, yra jauni berželiai, gal bus ir senų kažką likę beržų prakurams. Na va, yra šitokie tokie, kad ir jauni. Tai jie prakuram tinka. Paviršinė tatošis. Nu, daug nereik, va saują turiu, tai man užteks. O dar kadagys yra. Šakeles galim panaudoti. Nusprendėm turėti prabangius pusryčius, tai įsivirsim vėžių. Va, nuo jo vandens pasisemti ir kokie, tas tai bajavas geras. Aha, jo susirink. Nu va, kaip gerai. Dar pasijokiau, sakau, matos žuvis ir dugnas visas, kur tas bučius užmestas. Susemkim vandens. Ir gaminsim prabangius pusryčius. Netilpsiu tokį mažą katiliuką, gal didelį kais, bet dideliam reiktų laužo. Nu ką, turim 21 vėžį. Tai kokį 10 turbūt sumesim. Mesk. Mesim lauro lapų. Tai bus prabangus pusryčiai. Va, vėžiukai išvirė ir ragausim. Kas per skonį, kas per skonį. Gerai, ragaujam. Žinai, tu nori filmuotis, kad netrukdyt. O, gerai. Ar žnyplės yra maisto? O kokia žnyplė galinga. Tai va, šviežių tai duoda skonį. Nu, visai skaniai pavalgėm, tai nusprendėm dar 10 vėžių išsivirt. Ir tada jau galvosim, ką toliau veikti. Kol vėžiai verda, einu patikrint vieną tinkliuką. Ką čia turim tame tinkliuke? O, kaip įsitempęs. Kaip įsitempęs, čia srovė tai bajavo. Nu, tuščia. Nu, užmeskim dar. Vis dėlto nėra šilumos, kad ir pavasaris. Arbatą palikau šiltą keliom minutėm. Jau beveik šalta. Nu, dabar kokie žiūrėjau 6 laipsniai. Bet vėjas matyt, šaltas šaldo. Tai norint, žodžiu, atskirti vėžius, invazinius mūsų, tai yra rainuotieji su rainų pilviuku, o žymėtieji tai turi žnyplę, baltą dėmę, tai žnyplė. Ir privalumas tų žymėtųjų, kad ten daugiau mėsos yra, žnyplės didesnės, nes šitie rainiai, tai ten visai nieko gero iš jų. Pilvelis tik tai valgomos, o visa kita ten.
biškį nusnūdom, niekur nebėjom. Tai ką dabar? Dabar ruošiamės jau turbūt vakarui, nes reikia pasidaryti gerą užuovėją, kad vėjas nepūstų ir gaminsim vakarienę. Jo, vėjas šiek tiek gal aprima, bet vis tiek dar pakankamai stipriai pučia. Kur neužpučia vėjas, taip šilta, o kur vėjas užpučia, tai šalta. Nu va, susitampėm, bet kažkaip labai keistai nemokam. Čia aš pats gavau dovanų tą tentą. Kažkaip su juo sudėtinga, čia reikia išmokti. Kadangi stiprus vėjas yra, tai pasidarysim čia sienelę, čia šonę, o čia kasim šiek tiek giliau, nes čia žarijų pilna yra. Iškasim ir... Nu va, išsikasiau duobę. Va, čia bus žodžiu, padėt duobė ir čia bus padarysiu, kad cirkuliuot deguonis tokį tarpelį. Išėjimą žodžiu, ne vieną apskritimą. Tokį pasidarim užuovėje. Nusprendžiau labai nemandravo daug. Tiesiog šonus šiek tiek pagaliai sukelti ir sukasti pelenus visus. Vakarieniai bus sriuba nepasta, kopūstienė su šerniena. Vėjas yra, bet... Ne, gerai, nereikia, iš vieną kartą užtenks sudėksnis, prašai dėksnis, tai dabar dėk. Va, tiesiog perlaužk. Arbata verda. Bandžiau susirasti vandeninių mėtų, bet vanduo pakilęs yra ir neina pasiekti. Šiaip jų matos jau yra atsiradę, bet tik toli nukranta, braidyti reikia. Kopūstinė bus kauliukas šerno, rauginti kopūstai, bulvės, prieskoniai, lauro lapai, čiliukas, ir čia visokių dar. Tai va pagrindiniai ingredientai. Tai dabar nuvirinsim mėsą, šiek tiek kelias minutės nupilsim vandenį, supjausim gabaliukais, pradėsim virti sultinį. Arbata iš karto kvies. Kokia tu čia žalia geria? Ja, tokia mandra japoniška. Nežinau. Nu, kiek čia turi? O, neblogai. 5, ne? 5. O, čia koks riebus. Geras žnyplės, geras. Kiek sumaičių mes turime? 48. Tai 20 suvalgiam, dar 20 bus. Nu tai gerai, rytoj bus balius. Nerealus balius. Bet toks jausmas, kad pilvelis pas jo žymiai mažesnis negu kitų rūšių. Bet žnyplės užtat kokio didumo. Nu, sriuba tai gerulė. Aštrulė bus. Reikia vandens užsikaisti. Biškį per mažai vandens. Ne aštru. Ne, visai. Tai tu normaliai, nes šiaip aštrumą, žinai.
tai svarbu, ne aštriai, nes aš galvoju, gal tau per aštriai bus. Na, okei. Kaip tai mūsų vėžiai gyvena? Tuščia. Gintas viską išrinka. Nu, į vieną vėl. Kaip čia ant vakaro nieks nekimba. Nu, nebent kur pasidėjęs bus. Ir čia nieko, čia kaulas. Bobo ausys. Bet kaip sakau, nerinks, reik vyrint juos. Kelis kartus nevargsiu. Norėjau dar apie bobausį papasakot. Aš pats bobausį nevalgau. Ir su bobausiu yra labai daug prieštaringos informacijos. Nuodingas, nenudingas. O esmė yra tokia, kad tas grybas turi tokią medžiagą. Dabar tiksliai neprisimenu pavadinimu. Girometrinas ar kažkaip panašiai. Kuri šiaip yra pakankamai nuodinga. Bet žmonės labai skirtingai reaguoja tą medžiagą. Nu, ten 2 kartus nuvirti. O kitiem gali būti ir po 2 kartų bloga. Dėl to su tais bobausiais šiaip reikia būti labai atsargiems. Aš nesu labai, kaip sakyt, fanas grybų valgymo. Grybai šiaip nelabai turi tos maistinės vertės tokios. Ypatingai, jeigu kalbėtų apie nuodingus grybus. Bet juokaujama yra apie grybus, kad visus grybus gali vieną kartą valgyti. Bet aš ne apie tai, kad nuodus tu gali realiai daug kartų virdamas, gali tus nuodus iš grybų pašalinti. Kaip musmirės, pavyzdžiui, raudonasis irgi ten daug kartų keiti vandenį, bet nežinau, ar reikia tiek žaisti dėl kažko, ko ten ypatingai labai rasti, kažkokios medžiagos, kur nebūtų, reiškia, tam maiste. Tai va, aš nesu labai didelis šalininkas, kartais grybus gerai, baravyką kokį įsimest, lepšiuką dėl skonio. Bet kad ten pradėti žaisti su nuodingais grybais, tai ne mano. Bet žmonėm patinka. 3-4 kartus nuverda ir valgo. Tai kiekvienam pasirinkims. Vieną bučių, gal čia gerai bus ko nors. Nėra čia. Nu ką, viskas pavalgyta. Gert nieko neturėjom. Taigi marinam dabar prie laužo. Eisi dar tinkliukų tikrint? Ar nebeisi? Aš galvoju, gal paskui. Macinė, bet gera. Pipiriukų. Su čili. Mindaugo linkėjimai iš Kauno, jeigu žiūrės. Tai man šerną padovanojus. Aštrumėlis tai geras. Labas rytas. Jo, naktis buvo tokia įdomi. Įtariu, kad kažkur pradūriau kilimėlį ir man jis nusileido. Kažkur tikriausiai buvo kažkoks pagaliukas aštrus ir pradūriau. O šiaip vėsu, gan stipriai naktį, bet šalmų nebuvo. Kiek žiūrėjau prognozę, buvo keli laipsnių šilumos. Tai žodžiu, balandis, bet dar vis šilumos nėra. Tai, bet čia visai jau gerai, tikrai. Ar be laužų, čia toli buvau pasistatęs nuo laužų, kad tentą nepradegint. Kadangi ne savaitės kelionė, būtų savaitės kelionė ir įsileistų kilimėlis, tai nebūtų labai smagiai. Gintas kažkur pabėgo, miegojo čia. Negi vėžių žiebė manęs ieškot. Kūreno visą naktį, sakė, labai šalta. Einu patikrint paskutinį bučiuką, žiūrėsim, kiek čia sugausim. Bet rytą kol kas nelabai kas. O čia ir
Papa. O čia naktį nieks netikrina. Gražus vaizdelis. Va kiek. Čia bus koks, nežinau, 10-15 turbūt. Čia šičia nieks naktį netikrino. Tai todėl toks kiekis ir yra. Vat kitos vietos tik tai kiek čia 4 pagavom per visus bučiukus. O šitam kiek, koks kiekis? 19 iš vieno bučiuko per naktį. Tai čia gerai. Pasisekė mums šitoj vietoj. Pas šitą viršininką geras žnyplis. O mano nykštys ir pirštus koks. Beveik per pirštų storumą. Nu, žymėtai pasižymė dideliom žnyplėm. Čia vat kitos net neturi, tik su vienu. Vat koks librantas agresyvus. Uodegėlę užlenkia, žnyplės atstato ir neįmanoma. Žuviai būnant prarytokio. Ai, 9-3 buvo. Žnybė. Turim tadam, tadam, tadam. Nice. Nice. Va, kiek turim pusryčiam. Tokie bus sotus jau karališki pusryčiai. 40 kažkur sudėjom. Nu tai ragausim. O, kai čia pirmas papuolė toks bajavas. Iš Katuvų. Dėdam dėjau tai. Bet matai, problema yra su šituo aš. Ten, žinai, man yra žygiam ten prieskonį su druska. A ungala būna druska, bet kartais įsimaišo ir tu pavarai druskos. Nu ką, vėžiai jau beveik sudoroti. O, prisivalgiau. 20 suvalgiau, dar biškis ribos, tai jau sočiai. Einam išsitraukti likusių bučiukų. Pačio laiko einam jau tinkliukų išsitraukti. Lyt pradėjo. Nu, prognozė nemelavo vakar. Jo, bet tas lytas likti toks grybų, tai nieko tokio nebus labai. Jau šiandien ryte nelabai tie vėžiai aktyvus. Kiek mes čia pagavom, gal 2 dabar, 3. Tai ryto iš vis gal per 2 ėjimus, 5 vėžius tik tai. Nu, matyt jau kažko nenori, gal orai čia keičias, vat lietus ateina. Nueinam, išsitrauksim paskutinį bučių. Pažiūrėsim, ar dar kas nors vaikšto ar nebevaikšto. Jo, ir čia tas pats, nėra vėžių. Nu va, mūsų visos gaudymo priemonės, kiek mes turėjom čia ant stalo ir čia ant stalo. Tai kažkur gal sumoj virš 10 įrankių gal turėjom. Nu, mums šiaip užteko tų vėžių, kiek pagavom, iš tikrųjų daugiau nei tikėjomės, tai parsvečiam dar namo. Na, jeigu užsikabliuosit pasižiūrėję mano video ir norėsit pagaudyti vėžius, tai trumpai ko reikia turėti. Tai reikia turėti žvejų mėgėjų bilietą. Tokį bučiuką yra parduotuvėse pirkti arba tokį tinkliuką. Čia galim pasidaryti tinkliuką iš vielos, tokį apvalų. Tai skirtumai tarp jų yra, kad bučių įmetei ir gali jis per naktį būti, ryte ištrauki, o jau tinkliuką tiems, kurie mėgs aktyviai pasivaikščioti vakare,
Tai reikia pastoviai tikrinti, kitaip vėžiai patys išruplios iš to tinkliuko. Ir čia kalbant tik tai apie invazinius vėžius. Invaziniam vėžiam yra neribotas kiekis, galim įrankių naudoti, kokius tik norim ir kiek norim. Ir gaudimo laikas nėra pribotas. O visiems kitiem vėžiam yra tam tikri reikalavimai, bet aš apie juos nekalbėsiu. Ir jeigu pagavom netyčia plačiažnyplį, tai visada reikia paleisti. Po truputį reikia pakuotis, tai kažkaip pavargau vis dėlto. 2 paros gamtoj. Vis tiek tokį lengvą nuovargį duoda. Tai ir kas keiščiausia, realiai turbūt daugiausia pagavom vakar ryte ir pirmos dienos pusėje. O naktį, sakyčiau, ne taip ir daug. Nes šiaip naktį buvo gan šalta, draugas sakė, rytą atsikėlęs ant vėžių kibiro buvo ledo. Tai matyt, gal pareišėjus jau nelabai kibo jie, nelabai buvo aktyvūs. Nu ką, draugai, mano išvykai pabaiga. Tai ačiū, kad buvot. Ačiū įmonei Traidenis, kuri remia mano keliones. Ir susitiksime turbūt jau Žemaitijoj.